Sveiki, aš labai trumpai, ten kiti vadina beprotystės šitom naujienom. Giedrė susuka filmuką Palata 6, bet grinai šiaip tai taip skamba, bet aš neužsikabinau už tų klėdesių, kad tai, kad Baltarusija Astravo AE atjungia antrą bloką, tai yra grėsmė. Tai yra šizofreniški pamišėlių psichopatų klėdesiai, nes jeigu kažkas atjungia bloką, tai sauga padidėja, o nesumažėja. Jūs, mano kanaliečiai, nuo 22 metų kartu esate, mokomės visi kartu apie atominę saugą. Aš irgi buvau pusžalė, kažkiek žinojau iš brolio ir iš mokyklos, pas mus mokyklai kažkodėl apie tai mokė 5 klasiai, apie atominę saugą. Na, ta mokykla buvo ypatinga, nes ten buvo mano brolis ir tie visi jaunieji kariai savanoriai. Ir mus irgi ruošia vaikus matyti savanoriais kariais. Ir aš apie atominę saugą atsimenu 5 klasėje mums dėstė. Ir kad Lietuvos AE tai ant tektoninio lūžio, kad davė suprast, kad gerai būtų ją uždaryti. Ir iš tikrųjų džiaugimės, kad neuždaryta, nes ten eina tektoninis plyšys. Bet po Astravų jisai neina ir Giedrė apie tai rašė, jinai net leido priedą. Kodėl Astravas pasirinktas ne veltui, nes Baltarusijoje yra tektoninių plyšių, o po Astravų nėra. Tai Astravas yra super saugus, jisai gavęs visus leidimus ir daugiausiai kipišo keldavo Landsbergis jaunesnysis, dabar Poderskis kelia. Ir jūs pasižiūrėkite vienam sakinį loginės konjunkcijos, kiek klaidų, kad tai, kad reaktorius atjungtas, yra didžiulė grėsmė. Tai, kad reaktorius atjungtas, nes šyla, nes visoje Europoje visi atjunginėja, ir Šveicarijoje, ir Prancūzijoje, ir dar kažkur atjungia. Tai vieną, tai kitą reaktorių, tai visa atominė yra vienoje šalyje, kad išjungia. Nes upių vanduo 5 laipsniais pakilęs nebešildo, tai Baltarusijoje ta pati problema. Tai tokie debilai neseka atominės saugos naujienų. Ir jeigu čia atsitiko tas pats, kad staiga pradėjo šilti, staiga išjungia, tai pakelia tokį skandalą nuo ryto. Mes pranešim, radiacinis fonas nepakeitęs. 100 gama visur, šviesiai žalia spalva pažymėta. Ir dar įvedžiau į Google paiešką, tai dabar į viską atsako dirbtinis intelektas, ir dirbtinis intelektas pasakė, kad iš vis tokios naujienos nėra. Neaišku, iš kur čia jūs tą naujieną apie tą reaktorių, sako, niekas nepatvirtino. Tai iš kur jie tą iš viso iškabino, kad ten tas reaktorius užsuktas, kai niekur nėra jokios naujienos, aš irgi nežinau, aš nesuprantu. Bet mane neramina, žinot kas, šiuo metu Kauno rajone, Rokų kaime, jau kokią valandą eina dūmai ir kvapas yra degančio plastiko. Ir niekur nėra informacijos, jie Astrave žino informaciją, kur koks jungiklis įjungtas, bet jie nežino, kur Kauno rajone arba Kauno mieste dega plastikas. Ir jau atėjo dūmai, net kvapas į namą, reikėjo uždaryti fortkes, bet jokio pranešimo niekur nėra. Ir tie balti dūmai ten tvirojo lauke mūsų prosenelio mano, galvojau, miškelis dega, dar kažkas tai ir gal kas žinot, gal kas Kauno rajone, gal čia nuo Ramučių kažkur tai, nes jeigu taip tiesiai, tai Ramučiai man yra Kauno marios ir tada Ramučiai, gal čia Ramučiai dega, kas čia dega iš tikrųjų? Plastikas, plastiko kvapas. Reikėjo orlaidę uždaryti, nes atėjo kvapas į namą degančio plastiko. Tai su informavimu pas mus yra visiška bėda. Aš einu per Google, aš einu per kas vyksta Kaune, nieko nėra iš viso. Kažkur kažkas supikniubo, kažkur automobilis degė, dabar su to automobiliu, kur ten išlėkė moteriškai ir užsimušė. Ten yra labai baisi vieta. Ten reikia taip naglai vairuoti, kad palyst po tą kažkokiu vilkiku. Ten, jeigu tu nori iš tos greitėjimo juostos įlėkti, ten yra, man atrodo, 90 km/h greitis. Ten reikia įsitikinti, kad ta mašina į antrą juostą pasitraukė. Ir jeigu jinai važiavo pirmą juostą, jeigu jinai varė, aš esu ten ne kartą sustabdžius, pristabdžius. Lygiai tas pats su greitėjimo juosta, kai iš Karoliniškių išsukė, jeigu tu nesi išvystęs greičio, tu neiššoksi, tave tiesiog nukirs. Ten yra labai didelis eismas. Ir paskui dar pagalvojau, kur jinai pasižymėjus yra, tai jinai nuteisinėjo Kroidoną, buvo Šiaulių miesto teisėsaugininkė. Čia ta garsioji byla, kur Kroidonui sugedo pienas šaldytuve.
Jis suėmė tiesiog išlipus iš lėktuvo, nors jam nebuvo nei suėmimo orderio, nei bylos, nei nieko. Pirmą suėmė, prakalino, tada nuteisė. Mano kūmas to išsikraus. Tai va tokios naujienos. Ir dar Aliaskoje 7,3 žemės drebėjimas. Labai labai didelis. Tik išjungti, nes akumas nusėdo. Nu, duok man išjungti, tai tiek.